Sveiki visi, labai smagu, kad vėl įsijungėte Manto šou. Šiandien aptarsime naujus bitkoino rekordus, sužinosime, kokia šalis kaupia rekordinės aukso atsargas, bei kalbėsime apie finansų rinkos tokenizaciją ir kurios blockchain platformos atlieka pagrindinį vaidmenį šiame procese. Pradėkime nuo Bitcoin. Šiuo metu Bitcoin tapo 2 trilijonų dolerių vertės turtu, aplenkdamas tokias institucijas kaip Goldman Sachs, JP Morgan ir net sidabro rinką. Be to, Bitcoin ETF jau aplenkė Satoshi Nakamoto pagal turimų bitkoinų kiekį. Tai va tokie įdomus faktai, o kalbant apie bitkoiną, turime pakalbėti ir apie Michael Saylor, MicroStrategy kompanijos vadovą, ir jo keistas idėjas. Jis siūlo parduoti JAV aukso atsargas priešams, o už gautus pinigus pirkti bitkoiną. Tai ir paklausom jo, o kad visiems būtų suprantama, pridėjau lietuviškus subtitrus apačioje. Bitcoin is emerging as the world's reserve capital network. People are realizing that Bitcoin is better than real estate. It's better than stocks. There's not a single company or real estate property that you would rather own for the long term than Bitcoin. So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that world reserve capital network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Na, girdėjote patys, bet mano nuomonė, tie vadinami priešai su malonumu nupirkto Amerikos auksą ir dar padėkotų. Kaip matome šiame grafike, Kinijos centrinio banko aukso atsargos lapkričio mėnesį pasiekė rekordinį lygį – 72,96 milijonus trojos uncijų. Praėjusį mėnesį Kinija įsigijo 160 tūkstančių trojos uncijų aukso, atnaujindama pirkimus po 6 mėnesių pertraukos. Per pastaruosius 2 metus Kinijos aukso atsargos išaugo net 10 milijonų uncijų. Dėl to šalies aukso atsargų vertė lapkritį pasiekė 193 milijardus JAV dolerių, beveik prilygdamas spalio mėnesį rekordai 199 milijardus. Kaip matome, skirtingos šalis renkasi skirtingas turto klases savo nacionaliniams rezervams. Ir kalbant apie rezervus, turime naujienų, kad 2,3 trilijonų dolerių vertės Amazon akcininkai siūlo įtraukti bitkoiną į įmonės iždą. Ir dar viena įmonė ruošiasi įtraukti bitkoiną į savo iždą. Bet kas įdomiausia, kad ne tik bitkoiną. Worksport, Nasdaq sąraše esanti įmonė nusprendė ne tik pirkti bitkoiną, bet ir Ripple XRP savo iždui. Tai rodo, kad XRP po truputį gauna vis daugiau dėmesio, kurio seniai nusipelnė mano nuomonė. Kas man asmeniškai yra daug logiškiau nei pirkti bitkoiną, nes XRP turi vertę ir XRP yra ir bus naudojamas finansinėje sistemoje. Kol kas bitkoino maksimalistai gali šaukti, kad bitkoinas geriausias, kol bitkoinas yra pirmoje vietoje pagal rinkos kapitalizaciją. Bet kas atsitiks, jei pavyzdžiui XRP pakels į pirmą vietą? Kaip tada bitkoino maksimalistai bandys įtikinti juos pirkti bitkoiną, nes XRP gali daryti viską, ką bitkoinas, tik daug geriau. XRP daug greitesnis ir pigesnis, kas liečia pervedimus. Taip pat XRP gali būti naudojamas kaip turto kaupiklis, nes yra ribotas monetų skaičius, kaip ir bitkoino. Ir be to XRP ledgeris yra naudojamas turto tokenizavime. Ir dar norėčiau priminti, kad 4 XRP ETF laukia patvirtinimo iš SEC, kurie pritrauks daug kapitalo į XRP rinką.
Taip kad mano nuomonė, laikyti XRP kompanijos iždę yra labai gera idėja. Taigi, o dabar pereikime prie tokenizacijos. BlackRock CEO Larry Fink neseniai pabrėžė, kad ateityje visos turto klasės bus tokenizuotos. Tai atvers naujas galimybės finansų rinkose, padidins skaidrumą, sumažins sąnaudas ir užtikrins turto prieinamumą. And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, we believe ETFs are a technology no different than Bitcoin was a technology for asset storage. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities about bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we could customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own share. Ir kalbant apie tokenizaciją, turime naujienų iš Archax, reguliuojamos skaitmeninių vertybinių popierių biržos, kuri neseniai paskelbė apie bendradarbiavimą su XRP. Dabar jie praneša, kad pradėjo bendradarbiavimą su XDC tinklu. Gruodžio 5 dieną paskelbtas bendradarbiavimas siekia pasitelkti reguliuojamus skaitmeninius aktyvus ir blockchain technologiją, kad realūs aktyvai RVA taptų prieinami finansinėms institucijoms. Archax ir XDC tinklas pabrėžia, kad prieigos paprastumas ir atlikimas reguliacijoms yra pagrindiniai veiksniai, leidžiantis išnaudoti tokenizacijos potencialą. O čia Andre Kasterman, TFDI vadovas. So when we come back in 2025, how do you expect the market to change and evolve? Even more alignment between policy and technologies, because we know new technologies require new policies, like we have seen in 2023, the ETD Act, English law. We've seen 2024 this year, the French law. Next year, we're going to see the US law and additional countries as well. So more and more alignment between policy and technologies for tracking assets on the blockchain, because that's what MLETR is all about. And more and more tokenization of illiquid asset classes. Capital markets, as I like to tell payment and trade bankers, are far more advanced into leveraging tokenization. So in 2025, we're going to see the evolution of tokenized investment products. So far, it has been around highly liquid asset classes, like US Treasury bills. 2025, we're going to see more and more illiquid asset classes being tokenized. And we have here at the Investor Day, XDC Network, TradeTech, and Securitize working together on this in trade, but also having worked, Securitize in particular, with BlackRock on those securitized, tokenized investment products. So that's really for 2025 the expectation to see more and more adoption of those new technology options. That was Andre Kasterman, CEO of TFDI. Andre, thank you very much for joining us on Trade Finance Talks. Welcome. XDC tinklas bendradarbiaudamas su TradeTech ir Securitize tampa šios revoliucijos centru. Be to, BlackRock jau pradėjo tokenizuoti savo turtą per Securitize platformą, kuri tiesiogiai susijusi su XDC tinklu. Tokie ryšiai rodo, kaip XDC įgyja vis didesnę reikšmę institucinių lygmenių. Ir pabaigai norėčiau paminėti įdomią įžvalgą iš Quincy Jones, kuris yra IT specialistas dirbantis su XDC networku. Jis teigia, kad visos naujienos apie XDC netrukus pasieks plačią auditoriją vienu metu.
Tai bus milžiniškas žingsnis šios blockchain ekosistemos pripažinimui. Na, mes pagyvensim ir pamatysim. Bet kol kas tokie pokyčiai rodo, kad finansų rinkos keičiasi ir tai ne Bitcoinas, kuris dalyvauja posėdžiuose už uždarų durų. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko šis video, būtinai pasidalinkite su draugais, spauskite nykštį, prenumeruokite kanalą ir iki kito karto.